Taigi sveikinuosi su nauja savaitė, mėly klausytojai. Žinau, kad šiandien yra antroji šventų Velykų diena, bet tuo pačiu metu tai yra pati naujo mėnesio pradžia ir naujos savaitės pradžia. Man labai patinka iš tikrųjų, kai būna pirmoji mėnesio diena, būtent pirmadienį, nes tai labai gražiai galim viską pradėti kartu. Tai tikiuosi, kad nesate apsunkę po visų velykinių mišrainių ir esate pasiruošę judėti į priekį šį mėnesį, nes šios dienos tema bus apie tai, kaip iš tikrųjų susidėlioti tikslus, kad mes kažkaip juos ir pasiektume. Kaip ir dalinausi jums prieš kelias savaites, aš skaitau knygą, kuri vadinasi Surrounded by Setbacks, parašyta Tomo Eriksono, tai apsuptas iššūkių. Tai aš tą knygą jau kaip ir baigiau beveik ir man labai patiko iš tikrųjų keletas pasidalinimų būtent apie tikslų siekimus. Tai buvo duoti tokie keli pavyzdžiai. Ir tie pavyzdžiai, kurie buvo duoti, aš su jais irgi kasdien susiduriu ir savo versle, ir šiaip bendraujant su žmonėms ir panašiai, kad būna žmogus, kaip ir duosiu pavyzdį, ar ne, žmogus ten buvo kažkoje konferencijose, tenai, žodžiu, prisiklausė visokių istorijų, kaip ten viską daryti ir panašiai, tarkim, kaip Tony Robbins ar ne renginys gali būti, kur ten 3 dienas, 4 dienas labai intensyviai dirbi su viskuom, gali būti kažkoks tai kompanijos renginys, bet kas. Ar tu, žodžiu, grįžti ir tu jau esi pasiruošęs, žodžiu, nuversti kalnus. Ir gaunasi taip, kad tu tiesiog išdegi, kad tu tiesiog tokį turi ilgą sąrašą darbų ir kad viskas atrodo taip nerealistiška, kad tu tiesiog tuo net ir nebesijėmi, ne? Tai gaunasi taip, kad žmogus būna pradžioje užsivedęs, bet problema yra tokia, kad jis daro tiek visko daug ir tiek iš karto viską keičia, kad gaunasi taip, kad tam tikrą laiko tarpą taip jis turi tos motyvacijos ir įkvėpimo tai daryti, bet po to ateina taip, kad tas žmogus turi ką? Lūžį, tiesiog tas atsiranda perdegimas, kad tas žmogus nebepajėgia daugiau to daryti ir jis tiesiog meta. Tai ką reikėtų išmokti daryti? Galbūt pagalvokite apie save, ar ne? 2024 metai, tai kokius savo tikslus įsikėlėte šiais metais? Ar jūs jų pradėjote siekti, ar vis dar juos nukelinėjat? Ar irgi sausio 1 pradėjote ir sportuoti, ir ten versle kažką daugiau daryti, ir darbe daugiau daryti, ir su šeima daugiau daryti, ta prasme tiek visko daug, ir galbūt irgi pas jūs jau viskas pradėjo slysti iš rankų ir pažiūrėk, jau tas nebeišeina ir jau žiūrėk, tų tikslų nebebesieki. Tai mano patarimas jums šį mėnesį yra toks, kad užsirašykit labai realistiškus tikslus. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs norite tikslus sveikoje gyvensinoje, tai užsirašykite 5 dalykus, kuriuos darysite. Tai galbūt tai bus sportuoti, būti aktyvesniu, išgerti vandens kasdien, surinkti kasdien žingsnių. Arba gali būti netgi ir vienas dalykas. Pavyzdžiui, jeigu norite pasiekti, tarkim, 5 srityse kažką, tai tarkim, ar ne versle, tarkim, sveiko gyvensinoje, santykiuose su žmonėmis, tai tiesiog pasirašykit bent vieną dalyką iš tų sričių, ką jūs darysit kasdien. Viskas. Tik po vieną dalyką. Ir pamatysit, tai bus daug realistiškiau ir jūs daug greičiau pajudėsite į priekį, negu kai jūs bandysite daryti po 10 dalykų kiekvienai sričiai ir gausis, kad jūs darote 60, 70 dalykų, tik. Ir tu jauties visas toks overwhelmed, tu nebežinai, ką su savim daryti, ar ne? Ir gaunasi taip, kad, sakau, žmonės nebedaro iš viso ir jie nebenori nieko daryti, nes tiesiog yra antiek žmonės perdegę. Bet kai tu darai pamažiau, ir tas yra toks dalykas, kad kai tu darysi pamažiau, tu vis tiek judėsi į priekį, nes mums atrodys vėlgi, kad jeigu mes darom mažai, mes nejudam į priekį. Nu, ir aš esu toks žmogus, kad kartais atrodo, aš darau čia tiek ir, žodžiu, vis tiek nerezultatą, bet tu vėliau pamatai, kad okei, tas rezultatas ateina ten po metų, po 2, po 3, nes ten darai kažką, žodžiu, tam tikrą laiko tarpą. Tai tas pats yra su bet kokia sritimi. Tai toks būtų patarimas, ką rašau toje knygoje, kad užrašyti realistiškus tikslus. Ar ne? Tai jeigu sveika gyvensena, tai sakau, išeiti pasivaikščioti gal kasdien, tiesiog jeigu norite numesti svorą. Arba gerti bent 2 litrus vandens. Jeigu ten su santykiais, tai galbūt norit stipresnių santykių su šeima, su savo artimais žmonėms, tai kasdien parašyti bent vienam šeimos nariui. Kaip tu, kaip sekas, kaip laikais, viskas. Tik vienam žmogui. Jeigu jūs norite būti geresniu lyderiu savo kompanijoje, galbūt irgi kasdien parašyti bent vienam savo darbuotojui, bent vienam komandos nariui. Paskambinti gal jam, galbūt šiek tiek apturėti ilgesnį pokalbį, ne tik tai kaip tu, kaip einas, bet tiesiog paklausti, kaip jų šeima, kaip jų sveikatos, kaip jiem einas, tiesiog žmogiškai pakalbėti. Tai pagalvokite, jei kasdien jūs tai padarysit, tai jau per savaitę turėsit 7 pokalbius. Nu gerai, išimkim savaitgalius bent 5 pokalbius ar 5 kažkokius tai susitikimus, tai pagalvokit, kiek per mėnesį jūs iš tikrųjų daug nuveiksit, ar ne? Ir tai pakels jūsų organizaciją labai stipriai į priekį, kad ir kur jūs bebūtumėte. Jeigu tai yra susiję galbūt vėlgi su rezultatų siekimu versle, tai galbūt pakalbėti bent su vienu žmogum daugiau apie
tai, ką jūs darot. Tai jeigu jūs ten dalinatės kažkokią tai verslo galimybę, produkto galimybę ar kažkokio servisu, galbūt jūs esate nekilnojame turte, tai galbūt kiekvieną dieną su vienu bent daugiau klientų pakalbėti negu prieš tai dieną. Tiesiog tokie maži dalykai, bet tie maži dalykai, jie ir bus tas compound effect. Tai reiškia, ateis efektas po laiko ir pamatysit tada mėnesio gale, žiūrėsit ir sakysit, atrodo, šį mėnesį aš tiek daug nieko nedariau, bet pažiūrėkit, koks rezultatas, pažiūrėkit, mano santykiai geresni, mano komandai viskas geriau, mano sveika gyvensena yra įsivažiavus. Ir kas jums bus, kai jūs rezultatą matysit, jūs norėsit ir toliau tai daryti, ar ne? Ir jūs nesijausit, kad jūs esat pervargę ir kad jūs nebeturit jėgų daugiau daryti. Nes kai mes, sakau, darom po šitiek daug dalykų vienu metu, tai mes tiesiog, po to tu nebenori, atsiranda apatija viskam, ta prasme, tu nebenori nei to sportuoti, nebenori nei sveikai maitintis, nebenori nei ten, nežinau, savo verslo daryti, galbūt, pavyzdžiui, labai dažnai pastebiu ir savo veikloje, kad žmonės, jau žiūrėk, pradeda atitrūkti nuo bendruomenės, tai dėl to, kad jie tiesiog perdega, dėl to, kad jie tiesiog daro daug ir po to nebėra to rezultato, tiek daug idėjų, žodžiu, perdegė ir paskui pradeda atitrūkti. Bet jeigu darysi kasdien, bet po mažiau, tai tu bent jau išlaikysi tą pastovumą, nes iš tikrųjų siekiant tikslų esmė yra pastovumas, o ne intensyvumas. Jeigu tu padarai 2 dienas ir 5 dienas dingsti, nieko nebus, bet jeigu tu kasdien padarysi kiekvieną mielą dieną bent po lašelį, kažkas tikrai gausis. Tai va čia toksai mano galbūt trumpas patarimas, bet aš manau, kad jis gali labai daug ką nulemti. Tas pats yra su saviugda. Jeigu jūs, tarkim, norite būti pozityvesni, tai kasdien paklausyti, perskaityti 10 puslapių knygos, perklausyti bent vieną podcasto epizodą, ar ne? Ar kažkur kažko pasiklausyti YouTube'ai. Bent kiekvieną dieną 10 minučių. Ir vėlgi bus per savaitę jūs 70 puslapių, 70 minučių. Ir tai bus didžiulis efektas. Jeigu mes darysim kiekvieną dieną po mažai, po metų mes pažiūrėkit, kur mes būsim. Po metų, po 2, po 3, po 4, po 5. Ir tai taps įprotis. Taipogi, jau po to mums nebereikės netgi to skaičiuoti. Tai nebebus tiesiog, kad man reikia tą padaryti. Tu tiesiog vos ne kai dantis įsiplauni, tai jis tai darys. Tu kelsi savo kažkokius kitus iššūkius. Bet svarbiausia pradėti nuo to. Nuo mažai, ar ne? Nes, pavyzdžiui, jeigu kurit savo verslus, yra labai neprotinga iškart pradėti rašyti dideliam kiekiu žmonių, ta prasme, ir kontaktuoti didelį kiekį žmonių. Pradėkit nuo mažesnio skaičių, tada jūs tą skaičių dauginsit, didinsit ir panašiai. Dėl to aš, pavyzdžiui, kaip ir sakau savo komandai, aš niekada nesakysiu jums bendrauti su tiek žmonių, kiek aš bendrauju kasdien, nes mano skaičiai yra tikrai dideli ir tai nėra kas, ką aš rekomenduočiau daryti naujokui, nes aš žinau, kad tas naujokas tiesiog perdegs, nežinos, ką daryti. Tai va, ir noriu jums priminti dar, mėlyjei, kad mes balandžio 2 jau rytoj startuojame su nauja saviugdos grupe, tapk super pritraukėjai, tad jeigu ir jūs norite prisijungti, suraskite mane Agnuela podcastas Instagram arba TikTok'e, kur jūs galėsite prisiregistruoti ir prisijungti su 11% nuolaida. Ir kiekvieną mielą dieną mes turėsime užduotėlės skirtas gausiai pritraukti, kontroliai paleisti ir taip pat turėsime 2 seminarus per ateinantį mėnesį. Tai yra labai simbolinė kaina, tik 3,50 € per savaitę, tai apie 14 € per mėnesį, tam, kad jūs tiesiog įsipareigotumėt kažką iš to pasimti ir be abejo, kad gautumėt mano laiką ir energiją taipogi. Tai va, tai jeigu kažkas nori dar prisijungti, kas dar neprisijungėte, pasinaudokite šito galimybę ir kaip visada palikite įvertinimą šiam epizodui, šiam podcastui ir pasidalinkite savo draugais. Ir iki kitos savaitės.